Labas. Ką tik palikau savo sūnų mažylių čia ryto centre ir turiu pasakyti, kad esu susirūpinęs. Esu susirūpinęs, ką daryti su savo sūnum, ką daryti su kitais vaikais, kai ateis laikas juos leisti į mokyklą. Ir kodėl aš esu susirūpinęs? Aš pastebėjau, kad tikiuosi ir jūs galbūt pastebėjot, kad mokykla, galima taip, jeigu taip švelniai pasakyti, apriboja jauną žmogų. O jeigu nešvelniai, tai galim būtų teikti, kad netgi visą jo kūrybinį potencialą, visas galimybės ima ir uždubasina. Ką aš turiu omeny uždubasina, tai tas griežtas žodis. Jeigu pasižiūrėsi į vaikus, kurie ateina į darželį, tos vyresnius vaikus, kurie būna galbūt paskutiniai toj parašomojo grupiai arba pirmojo mokyklos klasiai, tai jie visi būna be galo smalsus, be galo landus, lenda, varto visas knygas, jiems viskas yra įdomus, jie visą laiką kelia rankas, jie nori dalyvauti visuose užduotyse ir tai yra vaikai, kurie yra pilni gyvenimo energijos ir džiaugsmo. Ir jeigu pasižiūrėsi į tuos pačius vaikus, į tą pačią grupę, klasę po 10 metų, kada jie eis į 10-11 klasę, kiekvienas mokytojo klausimas, kas žinote atsakymą, arba kažkas prie lentos turi ateiti, kelia įtampą, nervus ir didžiulę baimę. Tai kas vyksta mokykloje tokio, kad ta pati grupė žmonių, kurie buvo prieš 10 metų smalsūs, aktyvūs, energingi ir kupini energijos, tampa žmonėm, kurie yra visiškai užguiti ir bijo bet ko. Ir pasakysiu, vienas paprastas dalykas vyksta. Mums yra įskiepėjami dalykai, kad klaidos yra blogai. Kad jeigu kažko tai padarai kažkur klaidą, tai yra blogai, tu gauni mažą pažymį kažkokį tai. Ir tas yra vertinimas. Ir kai padarai be klaidų, tai yra gerai. Akivaizdu, kad pasaulyje šiai dienai versle gyvenime klaidos yra tik tai sudedamoji sėkmės dalis. Nes lygiai taip pat kaip diena keičia naktis, naktį diena, taip pat klaidos keičia sėkmingus dalykus, arba nesėkmės keičia sėkmės. Be nesėkmės nėra sėkmės. Tai viena iš formulių, kuri lemia sėkmę, kuo padarysi daugiau klaidų, tuo turėsi didesnę sėkmę. Aš prisimenu vieną nutikimą, dar kai aš mokiausi mokykloje, berods 9 ar 10 klasiai. Aš tikrai mėgau fiziką ir tai buvo man bent jau vienas mėgstamiausių dalykų, kurį aš tikrai supratau, nes jame yra visus priežasties pasiekmės dėsnis. Ir aš atsimenu vieną užduotį per fizikos pamoką, tai ant tiek skaudus įvykis, kad prisimenu netgi dabar, buvo užduotis. Važiuoja 2 automobiliai. Sunkvežimis, kuris sveria 20 tonų, ir lengvas automobilis, kuris sveria 5 tonas. Kuris automobilis važiuos greičiau? Ir paaiškinkite, kodėl. Akivaizdu, kad šitas uždavinys yra visiškai neprotingas, nelogiškas ir visaip kaip netinkamas. Nes nuo to, kokiu greičiu važiuos automobilis, visiškai nepriklauso nuo masės, tai yra priklauso nuo vairuotojo, kiek gazų jisai spaus. Aišku, buvo tema einama svorį ir masės ir akivaizdu, kad tikimasi atsakymą buvo, kad sunkvežimis važiuos lėčiau, nes yra sunkesnis negu lengvas automobilis. Aš parašiau, kad uždavinys yra neprotingas, jame trūksta sąlygų, nes automobilių greitis priklauso tik tai nuo vairuotojo pasirinkto, reiškia, greičio. Kitu atveju mieste būtų labai daug avarijų. Už šitą atsakymą, kadangi direktorė vedė fizikos pamokas, aš buvau nuvestas pas direktoriaus pavaduotoją kaip už labai didžiulį nepaklusnumą, nes aš savo atsakymą dar ir gyniau prieš klasę, kad vis dar aš bandžiau rodyti, kas teistus. Man tada direktoriaus pavaduotoja atvertė knygos galą ir parodė, kad teisingas atsakymas, tai yra politiškai tinkamas atsakymas, kokį aš turiu atsakyti, yra sunkvežimis važiuos greičiau, nes jis yra lėčiau, nes jis yra sunkesnis. Ir tai yra vienas iš daugybės pavyzdžių, kai mokykloje mus moko ne kūrybingumo, ne sąmoningo mąstymo, nors ir per matematikos, fizikos ir visokias kitokias pamokas, kai kiša visišką tą mėšlą ir daugybę kartų liepia spręsti įvairiausias matematinės lygtis ir sako, kad tai lavina mąstymą, aš jums pasakysiu, tai visiškai nelavina mąstymą. Tai lavina bukumą, kad kažką išspręsti pridės jums proto. Nevėra taip nevyksta. Iš tikrųjų, ką daro mokykla, tai yra įvaro krūvą baimių, krūvą nepasitikėjimo ir išmoko elgtis pagal tai, ko reikia didžiai sistemai. Tai štai iš čia ir kyla mano didžiulis susirūpinimas. Ką daryti mums, kaip tėvams, ypač tie, kurie turime jaunus vaikus,
ir kurie matai, kaip auga kūrybingi, smalsus ir labai labai mėgstantys žaisti jaunuoliai, ką daryti, kai ateis laikas vesti juos į mokyklą. Vesti, nevesti, kokias alternatyvas pasirinkti. Gerai, kai turi finansinę situaciją toje, kada gali rinktis galbūt net privačią mokyklą. Bet ką daryti didžiąją dalį visuomenės, kada jie turės vesti savo vaikus į valstybinę mokyklą. Gal turite tokių idėjų? Tai jeigu turit, pasidalinkit. Tai visą laiką, jeigu šitas video buvo naudingas jums, paspausit like, parašykit komentarą. O apie mokyklą, jeigu norit daugiau apie tai, kas vyksta mokykloje, labai labai gerų įžvalgų aš radau dar prieš 70 metų parašytoj knygoj, rankraštyje Napoleono Hilo Pergudrauti velnią. Tai jeigu dar neskaitėt šios knygos ar neklausėt audio versijos, būtinai tai padarykit. Aš paieškosiu, galbūt rasiu nuorodą, net kur tą knygą galima rasti, nes tik jinai išėjo, 70 metų buvo tik rankraštis ir neišleista. Fantastiška knyga ir jau tada buvo įžvalgos lygiai tokios pačios apie mokyklą. Tai jeigu esate tėvai, labai rekomenduoju pasižiūrėti ir paklausyti tą informaciją. Dėkui, kad žiūrėjot, iki pasimatymo.